jau čia ieškau panelių, jeigu kuriai mano pagalbos prireiks, aš visada padėt nusiteikęs. Šiandien nuostabi diena, aš daktaras meilė, daktaras vasara. Jeigu tau liūdna, kreipkis į mane gražuolė ir aš tau padėsiu. Štai viena kažkokia vieniša, juk negalima liūdėt su tokia figūra. Einu prie jos, tikiuosi mano šypsena ją išgydys, nepadėjo. Tada aš pradėjau kalbėt su ja, bandysiu išgydyti jausmų terapiją. Mano šiltas balsas plius šaltas kokteilis bingo, jei tik to ir tereikia. Aš kažkaip užsisėdėjau, man irgi malonu, kad aš tau padėjau. Jos numeriukas jau pas mane ir vėl tęsiasi daktaro darbo diena. Šalia manęs dar viena, atrodo kažkas sugadina jai nuotaiką. Norėjau eiti ir pagydyti ją, bet laiku pastebėjau, kad jos vyras šalia. Ne, tai ne mano problema, ne, šeimininiai konfliktai ne mano sfera, nes praktika mano tai vienišos ir liūdinčios panos. Nuo telefono numerio jau pilna mano kišenė, Vilma, Laima, Aistė, Daiva, Milda ir jos diena. Skambučio lauks vakare. Visai kitokia mano nuotaika, skaitau vardus ir keičiu atmintyje savo nuotraukas. Štai viena užkabina vardu Paulina, nežemiško grožio mergina, skambotės botės ir mes jau šalia. Klubai, restoranai susisuko galva, paskui ėjom naktį į jūros pakrantę, šampanas ir jo šypsena. Daktaras rado tai, ko ieškojo toliau, mano atmintis sušliuboja, atsibūdęs neradau jo šalia. Pradingo piniginė ir velniškai skauda galva, situacija primenanti Pigokiną. Paulina turėjo klakaliną.